Labas. Nu tai va dabar iš tikrųjų geras toks pointas parodyti per video. Tai dabar kaip daug kas būna daro ir kokie būna, variantai, kaip tos sliderius daro. Čia jeigu pažiūrėsite, va, tai va, taip gaunasi. Šitie elementai yra ant viršaus ir gale yra fotkės besikeitančios. Čia galima padaryti, kad keičiantis fotkiai keistusi ir visi šitie elementai, bet kas tada būna? Tai mintis yra tokia, kad tu gali parašyti, pavyzdžiui, teksto, subteksto ir pridėti mygtukų. Ir tas tekstas, subtekstas atsiranda čia šone, kai atsiranda mobilas, tas tekstas, tarkim, išsividurina ir pasidaro, kažkur apačioj. Ir kas tada vyksta, tada, pavadinkim, dizaino prasme, nereikia nieko dizainint, mes turim tekstą, subtekstą, mygtukus, kad nuvest kažkur ir tada tiesiog dedama nuotrauka. Ir va čia taip ir yra, tiesiog bendra nuotrauka, ant kurios nieko nėra, tuščia, tada jinai keičiasi, tekstai, subtekstai keičiasi ir va toks gaunasi slideris. Tai čia gaunasi toks vienas paprastas valdymo būdas, todėl kad gali bet kas net be dizaino tiesiog surasti nuotrauką, nes matai, čia tas turinys jau ant viršaus eina nuotraukos, o čia jau tekstas ant viršaus. Tiksliau tas turinys tekstas, kur buvo, tuoj ateis tas slaidas, jisai nuotraukų yra, jis po apačiai eina ir jis neiškopijuojamas ir kai padarom responsive režimą, jisai sugriūna ir taip toliau. O šitą tekstą ant viršaus mes valdom. Bėda tokia, kad tu prarandi lankstumą. Tada, ta prasme, tik čia kairiai tekstas, subtekstas ir ten mygtukus 2-3 gali darytis, viskas, daugiau nieko. Jeigu darai, dabar yra tas kitas variantas, ką mes ACM padarė. ACM yra pilnas slideris ir ACM yra pilnas valdymas. Tai va, jeigu mes nueinam į tą Slider Revolution, taip, čia tie visi yra mokami, bet ten su mokamais irgi nieko gero nėra, ta prasme, realiai šitas Revolution Slideris turi savo builderį. Tai va, mes galime, matai, svajokite, dominuokite, pirkite. Tai va, šitas Slideris dabar yra išjungtas turbūt, taip, čia matai, akelė nuimta. Mes jį įjungiam ir čia kur yra mintis, kad šitam sliderį tu gali buildinti ką tik nori, pridėti layerį teksto. Čia yra be galo daug settingsų, ką tu jam gali padaryti. Ne? Labą, taip čia, ACM geriausi rezultatai. Ir tu gali čia šitą išvidurint, padidint, stumdyt, didint ir taip toliau išvidurint, ta prasme, sliderio plotmė ir panašiai. Gali padaryti mygtukus, užstilizuoti, keisti fontus ir taip toliau. Tik tiek, kad buildinti su šitu, jeigu mes išseivinsim, palaukiam, kol išsiseivina, atsiras mums antras slideris, ACM geriausi rezultatai ir taip toliau. Ir šitas slideris turi modą, pavyzdžiui, mobile, ir tu gali atsidaryti, kaip jis mobiliam atrodys. Tada tu šitus gali visus perdėlioti, kaip tas slideris atrodys mobiliam. Nu tai va, ir gaunasi, kad šitą visą dalyką gali valdyti kaip tik nori. Čia yra ir įvažiavimai, ir vizualikos, ir taip toliau. Čia yra pilnas įmanomas valdymas, ką tik nori, tą gali padaryti. Tai čia skaitosi tokios laisvos rankos. Ir čia tu šitus tekstus jau dedi ant viršaus. Tai tu, pavadinkim taip, pieši back imidžą ir tada ant viršaus dėlioji tekstus ir panašiai. Tuos tekstus gali responsive susidėlioti, susikeisti. Ir taip toliau. Ir čia tos layerius gali uždėti animacijas, kada jos čia įeina, aš jau tiek nemoku, bet po galimybių čia yra, turėtų būti Revolution Slider tutorial. Tai va, tai du skirtingi visiškai approachai. Šitam approachui reikia mokėti šitų Revolution Sliderių dirbti. Ką mes darom, tai mes padarom vieną kažkokį tokį panašų dizainą, jį išdirbam ir tada tik keičiam tekstus ir fotkę. Tai lygiai taip pat kaip Katoje, kažkurioje vietoje pasideda tekstas taip toliau ir tada keiti tik fotkę su tekstus ir panašiai. Tai tik tiek, kad galvoju, kad čia turbūt būtų paprasčiau. Nu čia padarytumėm, kad pliusiukas pridedi, vienas slideris, pliusiukas pridedi, antras slideris, tiesiog prisigiai fotkę, batono linkus, vienas tekstas, antras tekstas. Viskas, daugiau valdymo nėra, paprastai pridėjai, parašiai ir tiesiog, žinai, čia paspaudai save.
That's it. O su slideriu tu turi žymiai daugiau galimybių, ne? Nu čia toks jau max laisvumas, skaitosi max aukštas lygis ir panašiai, bet čia tas aukštas lygis tai kaip realybėje visą laiką, tai reikia mokėti naudotis, reikia mokėti buildinti ir panašiai. Tai manau, kad tiesiog parašykite, kuris jums labiau artimas prie širdies ir tiek ACM, tiek Atui padarom tos sliderius tokiu principu, plus Revolution slideris video leidžia leisti. Tai va kažkur buvo, kad video norit ir panašiai. Nu tai, kai norai atsiranda didesnė, nu tai tada ir daugiau reikalų. Tada reikia kažkaip biški šiek tiek ir mokytis prie sistemų dirbti. Tai va, tai manau, kad laukiu atsakymo ir kaip sakyt, sutarsim kažkokį vieną šabloną, kuris patogiausias ir jį padaro.